Sveiki visi. Šį šeštadienį Kaune automobilių sporto bendruomenė susitiko ne trasoje, o pokalbiui, kuris gal net svarbesnis už sekundės finiše. Arnas Paliukėnas ralio bendruomeniai pristatė teisinius pakeitimus, kurie palies teisėjus, organizatorius ir visą mūsų mylimą automobilių sporto pasaulį. Susirinko tie žmonės, kurių dažnai nematome kadre – teisėjai, organizatoriai, LAS atstovai. Tie tylūs, bet labai svarbus mechanizmo sraigteliai, be kurių varžybos tiesiog neįvyktų. Arnas, būdamas LAS ir FIA nariu, kalbėjo aiškiai ir atvirai. Pakeitimai anot jo skirti neapsunkinti, o sustiprinti, suteikti teisėjams daugiau aiškumo, daugiau pasitikėjimo savo sprendimais ir daugiau tvirto pagrindo po kojomis. Paklaustas apie save ir įvairius girdėtus vertinimus, jis neslėpė. Atsiliepimų būna visokių, bet labai gražiai pasakė, visada reikia atskirti draugystę ir tiesą. Man ši mintis patiko, nes sporto emocijų daug, bet taisyklės turi būti švarios. Manau, kad su šitais pakeitimais pas mus ateina gal sunkesni laikai tiem iš mūsų, kurie nenori spręsti, nenori gadinti santykių su tais, kurių atžvilgių reikia sprendimus priiminėti, nes gaunasi turbūt su šitais pakeitimais, kad nelabai gali nuo to kažkaip tai pabėgti. O jeigu tu iš tikrųjų tam esi pasiryžęs, tai turbūt jokio skirtumo nėra. Ir iki tų pakeitimų turbūt buvo galimybių teisinių, kad turi sprendimus priiminėti. Daug teisinių atstovavot, ar ne, bylų. Esat nubaudęs draugą? Tai taip. Kaip ten toliau viskas vyksta? Tai visi automobilių sportai yra draugai. Visi yra draugai, o nematau nei vieno priešo automobilių sporte, bet mangi tekę komisarauti ir Lietuvoje, tai taip. O ir su tarptautinėse varžybose nei su vienu sportininku nesu susipykęs. Ir net nei su organizatorium. Puikiausi santykiai su kai kuriais organizatoriais, bet iš manęs kaip sporto komisaro kolegijos pirmininko, jie gauna sprendimus nukreiptus prieš juos, jeigu jie kažką blogai padaro. Bet aš tai labai džiaugiuosi, kad yra absoliuti mažuma jų, dar galimai iki šiol nesuprantančių, kad tai yra ne kažkoks asmeninis nusiteikimas, bet tai yra tiesiog tai yra už sportą. Sporto labai viskas. Tai šiaip dauguma tai net man ir pasako, kad suprantu kodėl. Kaip ten kažkada sakė čia vienas organizatorius, aš išsiunčiau jam oficialiai. Nors aš žinau, kuriam jisai kabinete ralio metu sėdi, bet aš jam išsiunčiau oficialiai šaukimą, taip kaip išsiųsčiau kažkokiam sportininkui. Tai ką jisai pasakė tuo metu savo kabinete buvusiam kitiem oficialiam asmenim, kai gavo tą šaukimą, sako, suprantu, einu pasiimti nuobaudos. Jisai net žinojo už ką. Jis net žinojo iš anksto už ką. Bet aš aišku, be tyrimo negaliu to padaryti. Tai iš tikrųjų tie, kurie supranta, tie nedaro iš tos problemos. Tai tikiuosi, kad ir Lietuvoje visi, kurių atžvilgių priimami komisarų sprendimai, neturėtų, bent jau aš taip tikiuosi, neturėtų vertinti to, kad kažkokio tai nusiteikimo prieš juos, kažkokio asmeniškumo. Nes matote, jeigu taip nusiteiki, tai tada komisarai ir bijo. Komisarai bijo santykių sugadinti, komisarai bijo, kad kažką tai pagalvos, kad čia gal kažkas asmeniškai. Čia tiesiog sportas, turi būti sąžininga viskas. Labai gera buvo matyti Vidą, žmogų, kurio visi tikimės neprireiksant, bet jei reikia, ji būna šalia pirmoji. Kalbinant ją, jautėsi ramybė ir tvirtumas. Prieš daug metų esu baigus teisę, tik tiek, kad nedirbu pagal tą diplomą. Sakykime, atnaujint žinias, kažką pasikrauti, kad galėčiau ateiti, sakykime, pakonsultuoti iš savo bagažo. Tada dar galiu paklausti, ko nesat baigus? Medikė, teisininkė, kas dar? Dekoratyvinio apželdinimo darbuotoja dar. Ir visą tai telpa dabar į kasdienybę? Jo, telpa viskas. Kaip spėjat? Paprastai. Turėti reikia tik tai norą ir susiplanuoti laiką viskam ir tada spėsi visur. Jeigu pas tave gyvenime bardakas, tai ir bus bardakas visur. Tai grįžtam į sportą. Ralyje, ar ne, jūs galim pamatyti? Tikrai taip, nes ralio disciplinoje sukuosi nuo 97 metų.
Ar tai yra skausminga, tai ką jūs matot, ar retas atvejis, kai susidurėt su reikalinga pagalba, kuri tikrai yra ekstra? Žinoma, geriau, kai visi finišuoja laimingai, arba ten tik tai, sakykime, net laiko metalas, nes su juo nepasirašysiu sutarties, bet visos avarijos, kada nukenčia sportininkai, tai yra skausminga. Linkim, aišku, jiem kuo greičiau pasveikti ir kad tos traumos būtų kuo mažesnės. Bet įvykiai parodo, kad ir panašiose avarijose, sakykime, sužalojimai būna skirtingi kiekvienam. Ir tas gydymo procesas kai kuriam užtrunka metais ir taip toliau. Ir sugrįžti tą discipliną įmanoma, aišku, per didelį norą ir visą kitą, bet apsunkina. Apsunkina kasdienį gyvenimą ir panašiai. Jums patinka adrenalinas? Nes aš matau, pavyzdžiui, savęs medicinoje. Dėl to ir dirbu greitoji. Todėl, kad ten nėra monotonijos, ten visada tu turi progresuoti, mokytis. Kiekvieną dieną mokaisi, kiekvienas ligonis skirtingas. Tai va, jeigu monotoniškai kažkur uždaryta, tai aš nežinau, ar sulaukčiau pietų pertraukos. Milda, ilgaplaukė, su šypsena, bet labai aiškiomis ribomis. Tai moteris, kuri gali švelniai nusišypsoti, bet sprendimą priima tvirtai. Ir už tai ją visi gerbia. Dažniausiai paskutiniu metu užimo teisėjas ryšiams su dalyviais pareigas. Kaip tai apibendrinti trumpai? Toks tarsi tarpinis žmogus tarp oficialių asmenų ir dalyvių. Reikėtų spręsti visus jau iškilusius klausimus dalyvių, komunikuoti su oficialiais asmenim, ieškoti sprendimų, tos sprendimus išaiškinti kartais ir laikantis taisyklių viską vykdyti ir padėti viskam sklandžiai vykti. Šneki labai ramiai ir švelniai, o esi pati griežta? Iki tam tikros ribos švelni, jeigu tą ribą peržengia, tada jau nebe. Vaiva, ryški, energinga, daug pasiekusi ir panašu net negalvojanti sustoti. Žiedinių ir kitų varžybų teisėja, kuris savo darbu parodo, kad automobilių sportas ne tik greitis, bet ir charakteris. Teisėjauju jau daugiau negu 20 metų, perėjau nuo beisiko, nuo pradžios iki aukščiausių pareigybių. Teko tiek postuose žiedė stovėti, tiek trasoj, tiek su saugumu važiuoti, žiūrėti, kas nutikė, tiek atlikti funkcijas teisėjo ryšiams su dalyviais. Raliuose taipogi aktyviai teisėjauju, tačiau visą laiką reikia pasirinkti kažkokią discipliną, kuri labiau prie širdies. Ir tą galėjau pajausti ir suprasti po, sakyčiau, kokių 3 metų ir įsivertinti, kad eina ta branda ir supratimas. Tai labiausiai patinka žiedas. Kuo jisai žavi? Dinamika, greičiu, vietoje, kad gali stebėti. Taipogi kartingų sportų trasa yra, pavyzdžiui, tokia reljefinė ir matoma kaip ant delno ir gali greičiau net reaguoti ir priimti sprendimus, tarkim, trasai dirbdamas. Tai labai gera būtų praktika pradedantiesiems teisėjams, rekomendacija pradėti nuo kartingų sporto ir tada jau atėjus į didžiąsias žiedo varžybas bus tikrai lengviau kolegoms signalizuoti, tarkim, su vėliavėle ar suprasti bendrą visą principą, kaip vyksta tos lenktynės. Tadas kalbėjo apie komisaro atsakomybės. Ramiai, argumentuotai, jis automobilių sportą ne tik stebi, bet ir pats sportuoja. Tik jau krepšinio aikštelėje. Ir tas sportinis stuburas labai jaučiasi. Disciplina, taisyklės, pagarba komandai. Šiandien buvo pakeitimų teisinių, ar ne? Jie palengvina darbą būtent komisaram, ar apsunkina? Mano manimu, nei pasunkina, nei palengvina, tiesiog vėlgi duoda daugiau galimybių, įrankių išspręsti klausimus, kurie nepatenka galbūt į varžybas, galbūt įvyko prieš varžybos, galbūt buvo faktai sužinoti po varžybų. Taip, tas buvo galima anksčiau irgi daryti, bet dabar šiek tiek praplėsta ir duota rėmai, kad bet kokiu atveju reikia tą klausimą išspręsti ir negali, kaip sakė Arnas, nusimesti. Tai turbūt nei palengvina, tiesiog suteikia daugiau galių ir įrankių visiems. Kipras, jo akyse ugnelė. Daug metų autosporte besisukantis vyrukas kyla vis aukščiau. Kipras skubėjo pietauti, bet pažadėjo, kad dar sugrįš su įdomesniais siužetais apie savo darbus. Esu autosporto teisėjas, klubas Startas prezidentas teisėjų klubo ir nuo praeitų metų nusišypsojo likimas, kad tapau ir FIA tarptautiniu komisaru. Tai toks žmogus turbūt.
pagrindinis dalykas yra gal ne tiek iš teisėjimo pusės, apskritai, bet iš bendruomenės pusės, tai yra tas užsidegimas visų žmonių, aš kalbu organizatorių, medijų atstovų, medikų, LAS administracijos, padaryti gerą produktą. Man tas patinka, kad yra visada kažkoks tendencingas judėjimas link kažko, ar ne? Ne visada gal tai išeina padaryti tinkamai iš pirmo karto, ar prireikia net, nežinau, kartais kažkoks idėjas gal jau ir sakyti, kad gal neverta taip daryti, ar ne? Bet visada procesas vykstas. Tai tas patinka būti šitos bendruomenės dalim, nes, tarkim, kaip teisėjas, imkim pavyzdį, aš pradėjau nuo ralio teisėjimo, prieš 16 metų jau, tai man ralis buvo tada mėgstamiausia disciplina, ar ne? Bet gaunas, kad pagrindė dirbo ralio, o tada su laiku atsirado žiedinės lenktynės, viso klubo startas visada tenais dirbdavo, pradėjau ir žiedinės patikti. Ir aš pastebėjau, kad man nėra taip, kad aš turiu nemėgstamiausią discipliną ar mėgstamiausią. Man tiesiog yra smagu, nes kiekviena disciplina turi savo specifiką. Reiškia, pavyzdys, vieną savaitgalį mes kaip klubas dirbam ralyje kažkokiam, tai ruošies vienaip ar ne, nusiteiki kitaip. Kitą, tarkim, savaitgalį gal mes kokiam ten drifto renginį arba street race, slalome, žiedė, keičia tą dinamiką. Tai va tas iš tikrųjų labiausiai ir patinka ir aišku, komandiškumo jausmas, kai dirbam, nes irgi net sakyčiau teisėjai ir su dalyviais dabar jau, bent jau kai į komisarus pavyko perėti, arba lenktynių direktorius, irgi jaučiamas tas, kad kaip visi sako, čia skirtingos barikadų pusės, ar ne, vieni baudžia, o kiti turi ten vos ne apeitą sistemą. Ne, tikrai nesutinku taip. Ir Arnas Paliukėnas labai gerą citatą buvo kažkada pasakęs, kad iš esmės teisėjų darbas nėra bausti. Tai yra tiesiog užtikrinti visiems vienodas sąlygas. Ir kai su šitą mintim eina tiek lenktynininkai, ar pareiškėjai, ar organizatoriai, ir teisėjai, visi, labai paprastai viskas pasidaro. Ir labai smagu. Kas dar smagu gyvenime? Be FIOS ir be LAS? Be FIOS ir be LASO yra smagu labai, kai baigėsi sezonas. Galiu taip pasakyti, nes visada yra su teisėjais netjuokavom, kad atsiranda toks dalykas, kad iš tikrųjų turim Lietuvoje didelį kiekį renginių, apskritai renginių. Iš esmės dabar, jeigu esi teisėjas, kiekvieną savaitgalį, tarkim, nuo sezono grubiai pradžios balandžio iki ten lapkričio, ar ne, rasi ką veikti tikrai. Jeigu tik norėsi, kiekvienas savaitgalis bus užimtas. Ir į galą sezoną natūralu, kad atsiranda, nes vis tiek mes visi turim savo dieninius darbus, kaip vadintos, civilinius gyvenimus savo. Ir šeimos, visa kita, visi reikalai, jie velkasi ir tas laikas jis nėra beribis pas mus. Tai gal jau gaunas toks, kad jau to baigsi sezonas, jau gerai, biški poilsis. Bet pastebėjau taip, kad žiemos metu, po švenčių, panašių laikotarpių, atsiranda vėl tas, jau fainai būtų gal, žiemos ralis koks vyksta, ar ne? Fainai, sugrįžtam visi vėl, prisikaupiam tų gerų emocijų ir vėl laukiam, bet kai baigia sezonas pačiam gale, yra tikrai smagu ir biški skirti laiko ir savo. Tai lenktynininkam ir visai bendruomeniai gal kokį palinkėjimą šiam sezonui? Šiam sezonui mano palinkėjimai visada tokie patys visiems, kuo saugesnių ir kuo linksmesnių, nes visi sako, kad saugumas, aišku, yra pirmoje vietoje, čia kalbų nėra, bet aš visada sakau, kad reikia prisiminti, kad tai, ką mes darom visi, ir pramoga. Tai daug kainuojanti pramoga, daug laiko reikalavim, bet vis tiek turi būti smagu. Ir visada būna smagu sutikti net ir čia matomų žmonių, kurie pasitinka, tarkim, postę su šypsena, arba paklausia po lenktynių, tai viskas gerai, kaip iš teisėjimo pusės, mes tada su jais bendravom. Ir iš to kyla toks labai fainas bendruomeniškumo jausmas. Tai visiems tiesiog palinkėsiu, aišku, saugiai, bet linksmai, kad būtų linksmai. Ir žinote, šis savaitgalis man dar kartą priminė. Žodis šiandien tapo trapus. Ypač žodinis susitarimas. Aplink tiek pokyčių, tiek skirtingų interpretacijų, kad kartais lengva pasimesti. Bet tvarka prasideda nuo mūsų pačių, nuo sąmoningumo, nuo paprasto, bet labai svarbaus pasirinkimo elgtis atsakingai. Linkiu mums visiems būti ne tik savimi besirūpinančiais, bet ir jautriais aplinkai, matyti plačiau, jausti daugiau ir gerbti vieni kitus trasoje ir už jos ribų. Ačiū, kad žiūrite, kad domitės, kad esate kartu. Iki kito karto.